Labas. Žodžiu, tęsiu savo toliau eksperimentą. Eksperimento metu bandau įvairius gėlių išlaikymo būdus, kad kuo ilgiau galėtumėm išlaikyti. Tai bandau visai paruošti vandenį. Ir ką tik paskaičiau ir pagalvojau, kaip logiška, bet kodėl mes taip nedarom. Taigi parduotuvėse dažniausiai, gėlių parduotuvėse, tarsi gėlės būna šaltai laikomas. O mes laikom namuose, kur yra šilta. Tai yra vienas faktorius, kodėl jos greičiau vysta. Ir kad išlaikyti jas ilgiau, mums reikia naktį išnešti į vėsesnę patalpą su vandeniu arba laikyti šaldytuve. Šaldytuve dažniausiai vietos neturim, tai manau, kuo puikiausiai tinka balkonai įvairūs. Šito laikotarpiu, tai kai yra lauke keli laipsniai, tai manau tinka puikiai. O vasarą tai jo šaldytuvas arba vėsiausias namų kampas. Tai va, tai toliau tęsiu savo bandymą ir bandau kelis tuos būdus, kurie veikia anksčiau ir įdedu dar kelis. Tai šį kartą, kai pirkau tulpes, buvo pridėtas gėlių maisto pakelis, kaip žinote, toks plastikinis, kur būna. Tada pabandysiu dar druską. Toliau cukrus, baliklis, citrinos sultis ir šiltas vanduo, tai tokį kombo. Tada toliau eina alkoholis, cukrus, vanduo ir jo, tai va tokias tokelis. Ir šiek tiek beveik ašarą nuspaudžiau, nes šią vazą liūdžiau pati. Ir buvau uždėjus tokį nuostabų dalyką, kuris dužo. Čia žodžiu, taip gražiai, esmė toksai buvo, kur kišasi koteliai ir jie stovi tiesiai. Ir dužo. Ir set. Bet nereikia prisirišti prie kitų. O ką norėjau parodyti, tai aš šias tulpes gavau vakar ir kotelius nukirpau irgi kem 5 laipsniai. Kem 5 laipsnių, kad maždaug jeigu kai atsiremia į vazą, kad kotelis nebūtų prisispaudęs, o jisai būtų pakilęs biškai, kad galėtų skverbtis vanduo. Visus va tokius lapelius nuėmam, kad jie nesiliestų su vandeniu, nes kaip žinom, žodžiu, lapai dažniausiai sukelia bakterijas. Ir kerpam, va, taip, maždaug kokiem 5 laipsniai. Tai jau, maždaug taip va turėsim, va, labai gražiai atrodo. Tai gerai, pradedam nuo pirmo, tai čia bus cukrus. Galim, taip, kadangi čia po vieną, tai čia šiek tiek, maždaug kažkur tiek. Šiek tiek vandenuko, pamaišus. Turim cukrų. Jo, labai gerai, žodžiu. Turim čia cukrų. Tai dar bandysiu daryti tai, kad visus beveik nešiu į vėsią patalpą, į koridorių. O kelius du pabandysiu palikti namie. Tai kaip prieš tai bandžiau, kad alkoholis veikia gerai. Alkoholis, vanduo ir paliksiu namie per naktį. Ir taip pat vanduo paprastas, kad kaip kontrolinis, kad būtų irgi per naktį paliksim. Tiesiog jie bus kambarį visą parą. O visi kiti keliaus nakčiai į vėsumą. Ir dieną vėl grįš į normalią patalpą. Tai gerai. Tai vėliau čia tiesiog yra vanduo. Super. Tai čia bus dabar šiek tiek alkoholio. Reikia pasiliks namie. Pusę šaukštelio vanduo. Ir įpilsim šiek tiek vandens. Ir šitas irgi liks namie. Tada eina gėlių maisto pakelis. Ir ką dažniausiai daro kokią klaidą, tai kad supila vienu kartu viską. Taip tikrai nereiktų daryti. Čia rašo bent jau, kad šito tarkim pakelio reikėtų pusę litro vandens ir pakirpti reikėtų maždaug 2 cm gėlytės. Tai mes vadovausimės taip, kad 1/4 maždaug, tarkim, ką žinau, biškį iškrito. Tada pilam vandenį. Pramaišom. Eina alkoholis jau.
dar išsijungia mano video. Tai, nesąmonė, gerai. Tai va, pamoka į ateitį, kad reikia įsijungti skrydžio režimą ir, žodžiu, kad neišsijungtų video. Dar mokomės. Žodžiu, tai gerai, trumpas update'as, kad paskutinis yra cukrus, baliklis, citrinos rūgštis ir šiltas vanduo. Tai cukraus dėjau pusę šaukštelio, baliklio pusę šaukštelio, citrinos sulčių šaukštelį ir šaukštelį vandens. Tai va čia taip. Tada turim druską, gėlių maisto pakelis, kur buvo pridėtas prie gėlių. Turim čia alkoholį. Čia taip pat alkoholį, bet jie skiriasi tuo, kad šitas eis į šaltą vietą nakčiai, šitas liks namie. Čia turim cukrų. Čia turim tiesiog vanduo, kuris irgi liks namie per naktį. Ir čia taip pat turim vanduo, bet jis eis nakčiai į vėsią patalpą. Tai va, tai pažiūrėsim, kaip seksis mums rytoj. Labas. Žodžiu, antra diena eksperimento ir kokia situacija. Cukrus. Kvotas tobulas. Viskas ok. Druska. Kvotas miršta. Vanduo tiesiog paprastas. Ir šitas buvo išneštas į šaltą patalpą. Vėl nepasiteisino. Naudojau tą jau tikrą baliklį. Cukrus, baliklis, citrinos sultis ir vanduo. Nu irgi. Kvotas, baisus žodžiu. Nu tai nežinau, ką ten tam internete rašo. Neveikia čia šitas dalykas. Čia yra tik tai vanduo. Ir irgi buvo, šitas buvo paliktas namuose per naktį, tarsi tai šiltoj patalpoj. Čia turim alkoholį, tobulai, kvotas tobulas, viskas tobula. Čia turim maisto pakelis, gėlių maisto pakelis, žodžiu, kur buvo pridėtas prie gėlių, irgi kvotas kaip ir ok viskas. Ir čia turim alkoholis ir jis buvo namuose. Tai čia, pavyzdžiui, šiltai jisai buvo. Šitas buvo išneštas šiltai. Kaip ir didelio skirtumo nėra, žiūrėsim, kaip bus toliau. Tai va, tai tuos kelis naikinu ir dedu druską ir cukrus, baliklis bei citrinų sultis tikrai nepasiteisino, tai juos nukirpsiu kotelius ir perdėsiu prie kitų ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Ketvirta diena ir matom irgi tokius kaip akivaizdžius skirtumus. Tai va šita gėlytė buvo per naktį namuose. Nu tai jinai visą parą būna namuose. Ir čia turim tik tai vanduo. Žodžiu, kaip atrodo. Ir čia šita irgi buvo namuose ir jinai buvo su alkoholiu. Tai va. Toksai akivaizdus panašumas, šiaip, kad, ta prasme, labai plačiai išsiskleidė. O visos kitos buvo šaltai. Tai va, čia irgi vanduo. Čia yra su alkoholiu. Ir jinai buvo šaltai išnešta, tai irgi labai gerai laikosi. Čia yra gėlių maistas, kur buvo pridėtas. Čia yra cukrus. Tai sakyčiau, visos gan labai tolygiai. Vakar pastebėjau, kad ryte jie irgi taip labai panašiai atrodė. Dienos eigoje jie irgi taip panašiai išsiskleidžia, o vakare irgi taip vėl susitraukia. Tai labai įdomus procesas ir žiūrėsim, kaip seksis toliau. Bet akivaizdžiai matosi, kad išnešimas į vėsią patalpą gerina situaciją. Tai va. Čia po valandos, kaip atrodo, iš vėsumos parneštos. Tai, nežinau, pilnai išsprogusios, šiaip įdomiai labai atrodo, tai pažiūrėsim, ar atlaikys. Nes šiaip vakar gal ne tiek, bet irgi buvo panašiai išsiskleidusios, bet paskui ant nakties vėl susitraukia. Tai va, tai žiūrėsim, kaip jos laikysis toliau. Ir šitie du matosi akivaizdžiai pakeitė spalvą, jie šiaip kaip laikosi. Visai gerai, labai įdomus procesas, kai parneši tokius, tada dienos eigoje jie pilnai išsiskleidžia ir tada vėl susitraukia. Kaip matom, 4 laikosi gerai, kurie buvo išnešti vėsiai į vėsią patalpą. 4 laikosi ok, tie 2 buvo namuose visą laiką, tai matosi, kad jau ant mirties. Čia buvo tik tai vanduo, o čia yra
su alkoholiu. Tai su alkoholiu dar laikosi, o va čia tai iš viso, atrodo, dar laikysis ir laikysis. Tai va, čia visų gražumu, bet ką tik parnešiau iš šaltos patalpos, tai dar jai laiko reikia, bet šiaip dienos eigoje maždaug tokia tampa. O čia matom, čia yra su alkoholiu, čia yra su vandeniu. Tai tik tai vandeniu. Nu tai kaip ir geriau laikosi, bet vis tiek tokia ant mirimo, nu palyginant su šiom. Tai va, tai žiūrėsim kaip toliau seksis, dar nieko, nei vieno lapelio niekas nenumetė. Tai žiūrėsim kaip toliau bus. Krenta, žodžiu, mūsų vanduo ir alkoholis, kuris buvo namuose. Ir lieka alkoholis, čia vanduo tik tai, maisto, gėlių maistas ir cukrus. Tie 4 lieka, žodžiu, o tos 2 naikinu jau. Tai, sakyčiau, visai neblogai laikosi. Čia turim gėlių maistą, cukrų, alkoholį ir tiesiog vandenį. Čia gėlių maistas, cukrus, paprastas vanduo ir alkoholis. Tai su cukru matos, kad dienos metu va taip va įsiskleidžia. Vakare maždaug jinai va taip va vėl susitraukia. Vanduo, čia va to vanduo, tai, nu, skurdžiausiai atrodo. Čia yra alkoholis. Čia gėlių maistas. Tai va. Ir galim teikti, kad cukrus geriausiai laikė. Gėlių maistas beveik mirė. O vakar vakare vanduo ir alkoholis irgi maždaug va taip jau atrodo. Tai va. Tai, žodžiu, cukrus veikia geriausiai. Tai baigiu savo eksperimentą su mintimis, kad geriausiai veikia cukrus ir reikia kiekvieną vakarą išnešti į šaltą vietą. Tai gali būti koridorius, veranda, šaldytuvas ir dar kažkas. Žodžiu, kad būtų tarp 5 ir 8 laipsnių šalčio. O šiaip nesitikėjau, nes pirmą kartą alkoholis veikia geriausiai, o dabar matom, kad cukrus, ta prasme, beveik net nepasikeitė. Tiksliau pjauti reikėtų 5 laipsnių su aštriu peiliu, kiekvieną dieną keičiant vandenį ir papildant šiek tiek cukraus. Tai jau, tokios naujienos. Tai jau, jeigu nori tulpių, naudokitės šiais patarimais.